Ulfas, Danija ir Konrado mama Marina spoksojo į tą vietą, kur vos prieš akimirką stovėjo berniukas. Marina grabaliojo rankomis orą, lyg sūnus būtų tapęs nematomas. Jį nusinešė laikas, ištarė Ulfas. Tai siaubinga. Turiu nedelsdamas pranešti apie dingimą. Iš susijaudinimo konduktorius vos galėjo kalbėti. Kur jis dingo? Paklausė Marina. Ulfas dar niekada neatrodė toks nelaimingas. Net barzda jam nukaro. Mes tiksliai nežinome. Laikas neša juos tarp stočių. Chronometras daug kartų bandė išsiaiškinti, kai šitai veikia. Ta galvosūkį sprendė sumaniausi mūsų darbuotojai, bet aiškaus atsakymo vis dar nėra. Ar jis nustos blykšti, jei rasime muzikinę skrinutę? Pasiteiravo Danija. Juk tai jo paties suvenyras. Be abejo, nustos, užtikrino konduktorius. Rasti tą skrinutę nepaprastai svarbu. Jei gerai suprantu, ji drauge su apsišaukėlė šeimininkė yra 12 stotyje, taip? Patiksino Marina, o Ulfas linktelėjo. Noriu ten išlipti ir paieškoti, pareiškė moteris. Žinoma. Noriu vykti drauge, pasisiūlė Danija, bet Marina papurtė galvą. Suprantu, bet tau metas namo. Negali dingti dar ir tu. Mama ir taip nusiminus dėl močiutės. Mergaitė norėjo paprieštarauti, bet suprato, kad Marina teisi. Reikia grįžti, kol tėvai dar neprabudo. Kągi, vadinasi sutarta, ištarė Ulfas, atsigrįžė į kitus keleivius ir vėl prabilo per megafoną. Dėmesio, jei visi viską pasiėmė, galim važiuoti toliau. Aktyvuosiu greitąjį režimą, kad visi laiku grįžtumėte. Tai pasakęs, konduktorius iš kišenės išsitraukė juodą švilpuką. Šis buvo daug didesnis už įprastinį. Vyras atsikvėpė ir jau ketino pūsti, bet tik susiraukė. Kas yra? Skauda? Paklausė Danija. Nuo specialiojo švilpuko man pasiutusiai gelia dantis. Naudojasi juo tik išimtinais atvejais. Jis vėl įkvėpė oro. Visi pasiruošė. Ulfas papūtė kartą, kitą, o trečio švilpuko Danija beveik ir nebegirdėjo. Apsidairiusi išvydo, kad atsidūrė namuose savo lovoje. Už lango vis dar buvo tamsu. Mama ir tėtis regis nepabudo, namuose tvyrojo tyla. Mergaitė apkabino poną Meilutį. Konradas neturi dingti, supranti, juk nežinojau, kad muzikinė skrinutė yra jo suvenyras. Ponas Meilutis neatsakė, tik spoksojo į ją sagutėmis įsiutomis vietoje akių. Pabudusi Danija pamatė tėtį, sėdintį ant lovos krašto. Lauke jau buvo šviesu. Tikriausiai jį kelias valandas miegojo. Tėtis atrodė pavargęs. Paglostė dukrai skruostą. Gal nori nulipti valandėliai, tuoj 12, nepakenktų ką nors užvalgyti pietų. Be to reikia šitą aptarti. Danija nusekė paskui jį į virtuvę. Mamos akis buvo paraudusios, o Nanda stovėjo atsišlėjusi į spintelį ir abiejomis rankomis laikė arbatos puodelį. Juodi jos plaukai su sidabrinėmis ruogomis buvo nukarę, ji vengė Danijos žvilgsnio. Tėtis atsikrenkštė. Močiutė vis dar negrįžo. Mama šniurkštelėjo, o jis kalbėjo toliau. Policija sako, kad prasti popieriai. Tikriausiai suprantate, ką tai reiškia. Galbūt turime ruoštis blogiausiam atvejui. Danija troško, kad tėvai turėtų tiek vaizduotės, kad bent akimirką patikėtų naktiniu ekspresu. To užtektų. Truputį patikėjusius, ji sugebėtų įkalbėti. Nutarė paskutinį kartą pabandyti. Močiutė visai nedingo. Jei įliptumėte į naktinį ekspresą, galėtumėte su jais susitikti, ištarė ji. Tėtis papurtė galvą. Danija, brangioji, tai tik pramanas, tu susapnavai. Gana apie tą traukinį, visi suprantame, kad močiutė gali ir nebegrįžti. Jis prisitraukė ją artin, kartu spausdamas mamą glėbyje. Ateik ir tu, Nanda, pakvietė mama, šeimos apsikabinimas. Visi stovėjo apsikabinę. Mama sumurmėjo pro skaisčiai rožinę Nandos suknelę. Drauge visą tai ištversime, tiesa? Danija užuodė nuo mamos sklindantį kavos kvapą ir nuo tėčio dvelkiantį skutimosi vandens aromatą. Čia pat tilindžiavo ir Nandos ausų žiogeliai, trūko tik močiutės. Kodėl jie netiki? Viskas būtų taip paprasta. Močiutė jie tikėjo visada. Suskambus telefonui visi krūptelėjo. Mama atšlijo ir nubėgo į prieškambarį atsiliepti. Alio?
pasigirdo jos balsas. Paskui, ne, nieko negirdėjome. Tėtis pradėjo pjaustyti bulves ir svogūnus šiupiniui, o Nanda nuėjo į savo kambarį. Neilgai trukus Danija išgirdo klarnetą ir nuolat sesers grojamą melodiją, vis tą pačią. Virtuvėje pasklidus keptų svogūnų kvapai, pajuto esanti labai alkana. Padengsi stalą, paklausė tėtis. Jei nori, yra kiaušinių. Mama grįžo, tik jiems baigus valgyti. Nutiko kažkas baisaus. Ištarė įėjus į virtuvę. Skambino Marina, Konrado mama. Ji dalyvavo šventėje, pamenat? Mama atitraukė kėdę ir atsiduso prisėdo. Regis, jo sūnelio jau gerokai nėra namuose. Jis tiesiog išvažiavo naktinio Neištvėrė Danija, bet tėtis rūsčių žvilgsnių ją nutraukė. Marina, aišku, neranda savo vietos. Įsivaizduok, jei dingtum tu arba Nanda, mama atsistojo ir taip apkabino jaunėlę, kad šiai net suskaudo. Pažadėk, kad nepradingsi. Pažadėk. Liaukis, mama, įsikniaubusiai į megztuką pasakė Danija. Kur galėtumėm dingti? Aišku, kad ne. Rodos mama jos net negirdėjo. Konrado mama norėjo susitikti su tavimi, sakė, gal tu turėsi minčių, kur galėtų dingti bendraamžis. Mergaitė linktelėjo, suprato, kad Marina nori pasikalbėti apie tai, kas įvyko. Pati irgi norėjo su ją pasimatyti ir įsitikinti, kad ji rado muzikinę skrinutę. Gal pasistatė iš sniego iglų kaip eskimas? Svarstė mama. Tikrai gali rasti sušalusių bruknių ir dar ko nors valgomo. Jis juk skautas, žino kaip išgyventi. O gulėti iglu taip šilta ir gera, kad apie namus nė minčių nekyla. Danijai buvo beveik gaila mamos. Šiai visada patiko taisyklės ir sąrašai, o dabar viskas buvo nebe taip, kaip turėtų būti. Kada ateis Marina? Paklausė. Bet kurią akimirką, atsakė mama. Sakė, iš karto sėsinti į mašiną ir atvažiuosinti. Dar kartą suskambo telefonas. Šį kartą pokalbis buvo trumpas. Kalbėjau su policija, šūktelėjo mama iš prieškambario. Turėsiu vykti į nuovadą, peržiūrėti stebėjimo kamerų medžiagos. Reikia važiuoti nedelsiant. Vilkdamasis lauko drabužius, tėtis davė Danijai nurodymus. Pavalgiusi suplauk indus, šaldytuve yra daugiau maisto, o kol mūsų nebus, pasisteng nesipykti su seserimi, gerai? Mama jau laukia ant laiptų. Paaiškink Marinai, kad turėjome išvykti. Nesijaudinkit. Jei pasiseks, kurios nors kameros įraše pamatysim močiutę. Kai ką nors sužinosim, iškart skambinsim jums. Danija stovėjo ant laiptų ir žiūrėjo į tolstančius automobilio šviesas. Jau temo. Ji krūptelėjo ir grįžo į virtuvę. Lėtai, rinkdama indus, vis dairėsi pro langą. Galiausiai prie stoties sustojo kitas automobilis. Išlipusi Marina tiesiog bėgte pasileido peronu ir įpuolė į virtuvę net nenusiavusi snieguotų batų. Ar atgavote muzikinę skrinutę iš šeimininkės? Paklausė Danija. Marina papurtė galvą. Nebuvo jokios skrinutės, jokios šeimininkės, išvis nieko. Marina įsitaisė ten pat, kur per pietus sėdėjo mama. Mudu su Ulfu iš karto leidomės į 12 stotį, bet ten nebuvo jokios šeimininkės. Chronometre niekas apie tokią net nėra girdėjęs. Apžiūrėjome visas lentynas, kiekvieną dėžę ir sandėliuką, bet muzikinės skrinutės taip ir neradome. Suvenyrai juk patys negali dingti, paklausė Danija. Nu, pasak Ulfo, tai neįmanoma. Jis mano, kad skrinutę pasiėmė toji šeimininkė. Sako, pastaruoju metu būta nemažai vagysčių. O kaip Konrado tėtis, gal jis gali rasti sūnų? Gal, bet nežinau, kaip su juo susisiekti. Pirmąsyk teko apsukti daug ratų naktiniu ekspresu, kol pavyko nustatyti jo buvimo vietą. Jam pavyko užbaigti 22 stoties mechanizmą. Tikriausiai ir toliau ten meistrauja išsijojęs, nemanai? Marina kreivai šyptelėjo. Nu jo, būtų panašu į mano vyrą. Jį išmokė senelis. Tūriai išsiaiškino, kaip veikia naktinis ekspresas. Reikia tik rasti muzikinę skrinutę. Tada galėsiu pasukti raktą ir mechanizmas ims veikti taip, kaip buvo sumanęs senelis. Tada visi galės grįžti namo. Taip pat ir Konradas. Moteris palengva linktelėjo. Vadinasi, muzikinė skrinutė. Reikia ją atgauti. Tik vat, kad žinočiau kaip.
Pasiskirstykime stotis, apieškosime jas po vieną, nutraukė Danija. Jei abi turėsime Konrado suvenyrų, jis turėtų pasirodyti. Gal bus matęs, kas nešiojasi muzikinį skrinutę, ar turite kas nors, kas priklausė Konradui, kad galėčiau pasinaudoti kaip suvenyrų. Marina pasirausė kišenėse ir ištraukė kišeninį laikrodį su ilga grandinėlė, patį, kurį berniukas rodė Danijai per gruodžio šventę. Mėgstamiausias Konrado laikrodis, gali jį pasiimti. Praėjusią naktį man vis tiek neprireikė, nes Ulfas draugiškai sutiko pašaukti jį vardu. O daugiau nieko neturite? Marina papurtė galvą. Šiąnakt daugiau pasiimsiu, ištarė jį ir atsistojo. Reikės stabtelėti kiekvienoje stotyje, pasakė Danija, ir prisiminė įvairius savo matytus ieškotojų bei dingusiųjų susitikimus. Galbūt jis pasirodys ne iš karto. Ant laiptų, viešniai jau nueinant, Danija išdrįso paklausti. Galvojo apie tai nuo tada, kai suprato, kad Marina yra mamos draugė. Kodėl nepasakojate apie naktinį ekspresą mamai ir tėčiui? Moteris pakėlė galvą į dangų, kuriame tarp žvaigždžių keliavo vienišas žemės palydovas. Ir pati jo netikėjau, tik Turė vis kažką pliauškė. Visą laiką dirbo ir sakė, kad teks dar daug darbo įdėti. Aišku, supykau, naktinių ekspresų patikėti nėra lengva. Tėvai sako, kad tai sapnas, pasiskundė Danija. Matai, naktinis ekspresas nepaprastas traukinys. Tikriausiai reikia juo tikėti, kad pasirodytų, pasakė Marina. Jai išvažiavus, netrukus grįžo tėvai. Mama iš karto užlipo į savo kambarį, o tėtis papurtė galvą. Močiutės nepastebėjome nė vienos kameros įrašo. Mama baisiai nusivylė. Ta vakarą tėtis skaitė ilgą pasaką prieš miegą. Paprastai Danija dievindavo tą valandėlę. Jis uždegdavo aplink langą kabančias girliandas, įsitaisydavo ant savo sėdmaišio ir neskubėdamas skaitydavo. Vis dėlto šį vakarą mergaitė troško, kad pasaka kuo greičiau baigtųsi ir tėtis pagaliau sudainuotų lopšinę. Norėjo išsmukti į peroną, uždegti raudoną žvakę ir sulaukti naktinio ekspreso. Perskaitęs knygelę, tėtis prisėdo ant lovos krašto. Gerai jautiesi, jis gūžtelėjo pečiais. Matyt, nelabai, ištarė jis. Dabar mums visiems ne pyragai. Man viskas gerai, gali eiti, nėra reikalo laukti. Tėtis suėmė jos ranką. Nesiginčyk, suprantu, dingus močiutei ir tam berniukui Konradui tau baisu. Tada geriau nebūti vienam. Gal nori pasikalbėti? Danija papurtė galvą, bet paskui jai šovė mintis. Tėti, ar patikėtum naktiniu ekspresu, jei pats jo pasivažinėtų? Tėtis nusišypsojo pavargusi šypseną. Taip, tada patikėčiau, kad toks traukinys iš tiesų yra. Tėčiui užpūtų žvakę, kambarys paskendo tamsoje. Jis paniuniavo įprastinę lopšinę apie dangaus skliautų keliaujantį mėnulį. Danija turėjo susiimti, kad neužmigtų. Regis praėjo visa amžinybė, kol tėtis pagaliau paglostė į skruostą ir išėjo iš kambario. Tėvai valandėlę dar pašnipštėjo, bet netrukus stojo tyla. Danija greitai išlipo iš lovos, apsirengė ir išslinkus iš kambario atsargiai nulipo į apačią. Koja atidarydama duris, apgraibom ieškojo lauko žvakės kuprinėje. Staiga sustingo ant laiptų kaip įbesta. Žvakė jau degė perone, nušviesdama žemę raudonai, tokia pati kaip iš sekreto. Marina irgi jau laukė. Šalia jos ant žemės gulėjo didelis krepšys. Kaip gerai, kad spėjo uždegti žvakę, pasakė mergaitei. Netrukus pasirodys traukinys. Palaukit, bet... Išsižiojo Danija. Ja uždegiau ne aš, maniau tai jūs, nespėjo pridurti, kad paprastai čia įlipa tik su Konradu. Šioje stotyje niekada nematyti kitų keleivių, bet Marina pritupė ir ėmė traukti iš krepšio įvairiausius daiktus. Mažyčius akinius, kuriuos Konradas nešioja tikriausiai būdamas dar labai mažas, knygų krūvelę, maišelį risų ir nepripūstą plaukimo ratą. Paėmiau kiek pakėliau, pasakė. Ką norėsi paimti, jie atkišo kaklaraištį. Konrado mėgstamiausias. Sūnus jį ryšėjo per tavo tėvų surengtą gruodžio šventę. Gal padės? Dar turi sidabrinį laikrodį. Užteks, atsakė Danija. Jei kiekvienoje stotyje stosime po 2 sykius, per naktį apsuksime nedaug ratų.
Marina atsiduso. Taip, tu teisi. Koks siaubas. O jei jis nepasirodys? Mergaitė nežinojo, ką atsakyti. Tik ją apkabino. Taip jiedvi ir stovėjo, kol į peroną įrėdėjo naktinis ekspresas. Radote Konradą? Vos išlipęs paklausė Ulfas. Marina papurtė galvą. Mes turime planą, ištarė jis. Pasiskirstysime stotis ir apsukusios kelis ratus išlipsime kiekvienoje po 2 sykius. Tada neturėtume prasilenkti. Puikus sumanymas, pagyrė konduktorius ir dirstelėjo pro langą. Štai ir antra stotis. Jis pasikasė barzdą. Jinai tokia truputį savotiška, visa po vandeniu. Tikiuosi, mokate plaukti. Marina sužiūro pro langą. Kai sustosime, iš karto šokite. Stotis yra apsemtoje įduboje. Šitokia gili, kad galima nerti tiesiai iš traukinio. Suvenyrą galite palikti vandens paviršiuje arba dugne, nelygų jos svoris. Lauko žvakė pritaisyta prie plūduro, stenkitės neaptaškyti jos vandeniu. Traukinys pradėjo sparčiai stabdyti. Duris pradariusio Ulfo kojas iš karto apsėmė vanduo. Pro šalį, valtimi, besirinti moteris šūktelėjo, kad čia dar pabus. Šokite ir plaukite tiesiai maždaug 20 metrų. Ten rasite stoties pastatą. Marina dirstelėjo Daniją ir nėrė į vandenį, o traukinys vėl pajudėjo. Ulfas prisėdo ant suolo priešais mergaitę ir nusevęs batus išsigręžė kiaurai permirkusias kojines. O man kur pradėti? Paklausė ji. Kokių suvenyrų pasiėmei? Danija parodė Marinos duotą taškuotą kaklaraištį. Gal nuo 12? Šis atrodo visai kaip visi tos stoties palėpėje sukabinti seni uniforminiai kaklaraiščiai. Anksčiau tai bent palinguodavom. Konduktorius mostelėjo rankomis lyg šokdamas, bet pamatė nustebusi Danijos žvilgsnį, susilaikė ir atsikrenkštė. Kai pamatysi, suprasi. Traukinys regis važiavo lėčiau nei paprastai. Šiąnakt vagone kvepėjo keptomis dešrelėmis. Už lango mergaitė matė pravažiuojamas stotis. 4, kur plytėjo dykuma, ir 6, kurioje degė begalė žvakių. 9 buvo tamsu, nors pirštų į akį durk. Bet traukinį sumažinus greitį pasigirdo piktas ruzgimas. Čia niekada nelipk, įspėjo Ulfas. Statant 9 kažkas nepavyko. Traukiniu sustojus 12 Danija išlipo. Ją pasitiko tranki muzika ir pašėlęs būgnų dundėjimas. Repetuojama! Pavimui šūktelėjo konduktorius. Mergaitė nespėjus paklausti, kas repetuoja, traukinys vėl pajudėjo iš vietos ir išnyko. Danija dairėsi užsikimšusi ausis. Triukšmas, regis, sklido iš stoties pastato. Ji pačiupinėjo kaklaraištį kišenėje. Ulfas sakė, kad toks tiktų palėpėje, taigi teks eiti į tą šurmulį. Šviega trimitas, fleita, švilpė, nuolat kitų instrumentų užgožiama melodija. Kažkas maigė vargonus, o viską vainikavo būgnų trenksmas. Viduje netriukšmo norėjosi sprukti lauk. Pavieniuose stotise suolai buvo išnešti. Vietoj jų atgręžtos į bilietų kasą stovėjo kėdės, o priešais langelį Danija išpūtė akis. Palauk, tai neįmanoma. Nanda vilkėjo skaisčiai rožinę suknelę. Į ausį buvo įsivėrusi žiogelį ir mūvėjo dryžuotas kojines. Atrodė visai kaip savo namų virtuvėje. Pamačiusi Daniją, vyresnioji jos sesuo padėjo dirigento lazdelę ir ėmė brautis tarp kėdžių ir muzikos instrumentų. Pakeliui pastūmė tūbą ir pakėlė kelis nukritusius natų stovus. Labas, ištarė priėjusi prie Danijos. Žinai apie naktinį ekspresą? Aišku, žinau. Danija pagalvojo apie lauko žvakę, kurios neuždegė nei pati, nei Marina. Palauk, tai tu uždegiai lauko žvakę? Paprastai išvažiuoju po tavęs, bet šiąnakt negalėjau taip ilgai laukti, atsakė Nanda. Ko tokia vėlyva? Tėtis vis nėjo iš mano kambario. Kas tie žmonės? Sesuo nusijuokė. Ieškotojai, kuriems patinka improvizuoti su dingusiaisiais. Aš, laukdama močiutės, diriguoju. Atpažinti melodiją sunkoka, nes dingusiuosius nuolat nusineša laikas. Ar girdi, ką grojame? Danija papurtė galvą. Iš vis negirdėjo čia jokios melodijos ir nemaž nesidomėjo Nandos pliauškalais apie klarnetą. Vis dar negalėjo patikėti, kad sesuo žino apie naktinį ekspresą. Tai chronometro
paradinis maršas, paaiškino Nanda. Natas radau ant sekreto. Močiutė kartais jį niūniuoja. Tanja bandė įsiklausyti. Melodija gal ir panašėjo į tą, kurią prieš dingdama niūniavo močiutė. Nanda išsitraukė varpelį, paprastai kabojusi ant močiutės lovos rėmo. Pasiėmiau kaip suvenyrą, bet ji dar nepasirodė. Ji kryptelėjo galvą ir pažiūrėjo į seserį. Taip darydama buvo panaši močiutė. Tanja norėjo spirti stipriai jai blauzdą. Močiutė taip pat. Kodėl niekas nieko jai nepasakė? Nanda tikriausiai juokėsi iš sesers paikumo žiūrėdama, kaip ši sėlina laiptai su kuprinė. Tu kiek laiko žinai apie naktinį ekspresą? Paklausė Danija. Močiutė papasakojo prieš 4 metus. Maniau, tai tik dar viena iš amžinai jos sekamų pasakų. Man apie naktinį ekspresą nė neužsiminė, pasiskundė jaunėlė. Net pasakos pavidalu, nes buvai dar visai buožgalvis. Ta vakarą, kai močiutė dingo, buvo mane pasikvietusi į savo kambarį. Tu tuo metu kabinai striukes. Valandėlė jie buvo blaivaus proto ir ištarė, kad atėjo metas. Tanja taip greitai atsigręžė į duris, kad net nuvertė kelis natų stovus. Pyksti? Aišku, pykstu. Tu man melavai, taip pat mamai, tėčiui. Kodėl nepapasakoti apie naktinį ekspresą? Būtume galėję visi draugai ieškoti. Juk matei, kaip mama liūdė. Jei abidvi būtume tvirtinusios, kad naktinis ekspresas egzistuoja, gal būtų patikėjusi. Danija gaudė kvapą tiesiog. Nėra kada su tavim gaišti, galiausiai ištarė. Turiu surasti 12 stoties šeimininkę, kuri paėmė Konrado suvenyrą. Konrado? Danija einant iš salės, Nanda leidosi iš paskos. Palauk, kodėl ieškai Konrado suvenyro? Bent kartą jaunėlė žinojo daugiau. Pasakyk, neatstojo Nanda. Man patinka Konradas. Kartu laukiame naktinio ekspreso. Jam kas nors atsitiko? Paskutinius žodžius jį ištarė kitokiu balsu. Dabar pati panašėjo Danija, kai ši būdavo nuliūdusi dėl piktų vyresnėlės kalbų. Reikėjo man papasakoti apie naktinį ekspresą, pasakė jaunėlė. Tada viskas būtų buvę paprasčiau. Nanda žiojosi atrėžti, bet ją nutraukė balsas už nugaros. Tai aš liepiau saugoti paslaptį. Akimirką seserų žvilgsniai susitiko. Abidvi žinojo, kas ištarė šios žodžius. Mergaitės puolė močiutė ant kaklo. Ši net susviravo, bet vis nesiliovė juoktis. Mano brangiausiasis, tik pamanykit, jūs čia. Nandas suskambino varpeliu. Šis aidėjo visame perone. Tai jis tave prišaukė, tiesa? Visoms 3 susėdus ant laiptų, Tanja išsiliejo močiutė į petį. Ai, nepyk ant Nandos, pasakė močiutė. Ji yra chronometro darbuotoja. Negalėjo prasitarti. Iš nuostabos Danija neteko amo. Kas? Darbuotoja? Mechanizmas dar nebaigtas, todėl visi dirbantis chronometre turi laikytis naktinio ekspreso paslapties. Negalime apie jį neišsižioti. Tai aš paslėpiau lauko žvakes, kurias mama nupirko šventei, prisipažino Nanda. Norėjau, kad galėtumėt patekti į traukinį. Pamaniau, jog tikrai ieškosi močiutės sekrete. Bet, ištarė Danija ir nurijo seilę. Kodėl? Nesvarbu. Močiutė švelniai paėmė ją už rankos. Niekam negalėjau pasakoti apie naktinį ekspresą. Tik Nandai, kai paaiškėjo, kad ji perims mano pareigas. Tik ieškotojai ir darbuotojai gali vykti naktinio ekspreso maršrutu ir nebūti laiko nunešti. Šį kartą Danija nedrįso paklausti, nors klausimas jai pačiai atrodė paikas. O kodėl aš negalėjau jų perimti? Močiutė paglostė į skruostą. Prieš 4 metus per Kalėdas pastebėjau, kad tapau ne tokia, kaip visada buvau, papasakojo senolė. Pradėjau daug ką pamiršti, laiku nepraneždavau chronometrui apie daiktus. Visada maniau, kad mane pakeis jūsų mama, bet, kad ir kaip stengiamės su seneliu, ji taip ir nepatikėjo naktinio ekspreso. Kartą Nanda mane užklupo mėginančią apsitvarkyti. Padėjo surūšiuoti sumestus į krūvą suvenyrus ir chronometras leido jai papasakoti apie naktinį ekspresą, kad ji
galėtų perimti mano pareigas. Ataskaita rengiama tik per Kalėdas, kaip visada lankotis pas mane. Todėl sumanymas pavyko. Nebeturėjau laiko žaisti, ištarė Nanda ir paspyrė akmenuką. Atleisk. Močiutė spustelėjo Danijai ranką. Ši suprato, jog taip jau išėjo ir anaiptol nereiškia, kad močiutė Nanda būtų labiau mylėjusi. Be to, Nanda pasirūpino, kad jaunėlė rastų lauko žvakę. Jo, viskas gerai, pasakė Danija. Ir aš nebuvau šilkinė. Nanda nusijuokė. Radai 10 stotyje saulytę. Pamaniau, kad nustepsi. Palau, tai tu ją palikai? Irgi labai ilgėjausi močiutės. Tada užgrojo trimitas, o būgnai ėmė mušti ritmą. Danija pirmą kartą išgirdo instrumentus kartu grojant tą pačią melodiją. Močiutė glaudė anūkio rankas prie širdies. Tikriausiai senelė padėjėjas buvo vardu Turė, pasakė. Pamaniau, kaip tik tada, kai laikas mane jau nešė iš 6 stoties. Taip, tą aš jau išsiaiškinau, tarė Danija. Buvau jį sutikusi. Ką tu sakai? Pasakok, kas nutiko Konradui, kaip jis dingo, paprašė Nanda. Chronometrui nežinoma stoties šeimininkė paėmė jo suvenyrą. Tai yra muzikinė skrinutė, paaiškino Danija. Konrado tėtis Turė sako, kad ta skrinutė labai svarbi. Jei ją rasime, visi dingusieji galės grįžti. Vadinasi, muzikinė skrinutė šeimininkė. Pasakė močiutė ir akimirksniu atsistojo. Reikia visur apieškoti. Danija parodė Konrado kaklaraištį. Ulfas sakė, kad Konrado suvenyras tiktų palėpėje. Stoties drabužinėje jos rado daug senų orkestrantų uniformų. Išvydusi ryškiaspalvius kaklaraiščius, Danija iškart suprato, ką konduktorius turėjo omenyje. Konrado kaklaraištis atrodė kaip iš čia paimtas. Mergaitė jį pakabino šalia kitų. Dabar teliko laukti. Antrame aukšte atrodė visai kaip močiutės stotyje, tik kambariuose buvo pilna muzikos instrumentų ir senų natų. Stovėjo didelis prisukamas gramofonas. Suvenyrai yra nuostabūs. Vis svarstau, ką jie reiškia dingusiesiems ir ieškotojams. Ištarė močiutė ir kilstelėjo kelis pomponus. Kaip jie atsidūrė Rantinius biure? Paklausė Danija. Per kiekvienas Kalėdas naktinis ekspresas išvyksta į reisą su krovininiais vagonais ir surenka suvenyrus, kurie pasirodė neveiksmingi. Stambesni daiktai, aišku, nepatenka į sekretą. Jie saugomi sandėlyje už 12 stoties pastato, paaiškino močiutė ir pakėlė fortepijono dangtį. Sekretas suvenyrams yra savotiška užuovėja, pridūrė Nanda. Kol jie patikimai saugomi stotyje, dingusiesiems negresia pavojus nublykšti. Galiausiai jos nulipo į 1 aukštą. Danija įdėmiai stebėjo visus ieškotojus ir dingusiuosius, bet šeimininkės nematė. Močiutė, kreipėsi Nanda. Ar tu? Seserį nutilus, Danija atsigręžė. Ten, kur ką tik stovėjo močiutė, buvo tuščia. Ją nusinešė laikas. Nanda atsiduso. Būtų daug geriau, jei viskas būtų kaip visada, pasakė. Žinau, pritarė Danija. Seserys tylėdamos stovėjo virtuvėje, kol išgirdo bėgių dundesį. Netrukus atvažiuos traukinys, pasakė Danija. Važiuosi drauge į kitą stotį. Lauksiu Konrado čia, gal pasirodys. Jaunėlė palydėjo žvilgsnių seserį, traukiančią stoties pastato link. Orkestras vėl pradėjo repetuoti. Buvo girdėti dundėjimas, žvangėjimas ir dar kažkaus panašaus į melodiją.